Sveiki, čia Viktorija. Šiandien pakalbėsim, kas laukia mūsų kaip bendruomenės per ateinančią savaitę nuo tada, kada matote šį video. Ši jūsų savaitė bus gan judri, darbinga. Gali tekti daug vairuoti, dėmesio daug teks kreipti į ryšius, bendravimą apskritai. Skirsite daug laiko šeimai, vaikams, su vaikais kažkokia veikla užsiimsite, vaikams įdomi. Gali iš praeities kažkokie klausimai iškilti, kurie jūs truputį išmuš iš vėžių, bet jūs labai greitai į tas vėžės vėl iššoksite. Viskas bus gerai. Gali būti, kad teks dirbti naktinę pamainą arba naktinėti ilgai. Tai va. Šiaip savaitė pati, kaip sakiau, bus judri ir galiausiai įsilaisvinsite iš visų tų sunkumų, tokių, kaip čia pasakyti, iššūkių, iš iššūkių jūs įsilaisvinsit. Va. Na va, tai dabar pasižiūrėsim, ką kortos dar pasakys, kokia savaitė kolektyvo laukia. Kokia savaitė kolektyvo. Amžinai savo šviesoje. Tuoj pasižiūrėsim. Amžinai savo šviesoje. Jūs amžinai gyvenate kūrybos, kūrinijos šviesoje. Nereikia dėl nieko jaudintis. Jūs ir jūsų mylimieji yra saugus. Gydanti angelų šiluma ir šviesa pripildo žemę ir dangų ir yra visada ir visur. Pajauskite savo širdimi, kaip amžinoji liepsna šviečia per visatą, per jūsų dienas ir naktis, visada suvienijanti, gydanti ir transformuojanti. Na va, gražiai tai pasakyta, parašyta. Iš esmės sako, kad pasikliautumėte savimi, jūs esate vedamas, jūs gydo šviesa mūsų angelų sargų. Va, amžinai toje šviesoje esate, nesvarbu ar diena, naktis, ar tamsus, ar šviesus jūsų gyvenimo laikotarpis šiuo metu. Taip pat šita korta man dar atkreipia dėmesį į tuos takelius. Tie takeliai tarsi tokiais aukštais sudėti. Tai primena kitą kortą, apie kurią mes praeitą ir užpraeitą savaitę kalbėjom, apie tai, kad tarsi pakylame į aukštesnį lygmenį su savo sąmonė, pasąmonė ir apskritai savo energiją keliame į kitą lygmenį. Tai panašu ir jūs su tuo savo apšviestų keliu eidami atrandate naujus kelius. Ir tie keliai jūs veda į dar aukštesnę šviesą. Va. Apskritai šitą kortą sako, kad jūs esate saugus, jūs esate remiamas ir dėl nieko nereikia jaudintis. Viskas išsispręs teisingai. Dar vieną kortą. Lapis excelsis. Mėlyna ir auksinė spalva. Lapis, reikėtų sakyti. Teigiama transformacija jūsų gyvenime įvyks, kad suvienytų toje transformacijoje visiškas priešingybės. Kaip ir matom, čia yra mėlyna ir geltona spalvos iš priešingų spalvos rato pusių, ne? Spalvų. Viskas gyvenime turi savo antrą pusę ir kartu turi egzistuoti. Taip kaip dvi monetos pusės, jos yra viena. Reikia priimti abi pusės. Ir tokiu būdu pamatysite, kad sunkumai, su kuriais rungėtės ilgą gyvenimą, nėra tokie neįgyvendinami.
dabar galimybių kalnas ir auksinė upė tekanti per jį. Keičiasi suvokimas, keičiasi realybė. Matome, kaip kyla bangos ir kūrybinė energija, kuri yra gyvenimas. Nu va. Tai taip, eidami per šitą šviesą, greičiausiai matysime ir tokius dalykus, kad susijungia mūsų tamsiosios ir šviesiosios pusės ir sudaro mus, kaip sakė, kaip moneta iš dviejų pusių, turi dvi pusės, bet vis tiek yra viena moneta, ne? Kaip ir šita upė auksinė tekanti per kalną. Yra tarsi viltis, kuri padeda nebijoti tų kalnų, tų iššūkių gyvenime. Va. Ir tai susivienyje ir mūsų šviesą nuveda kartu su ta upė. Na va. Auksinė upė. Gerai, pasižiūrėsim su kitom kortom dar. Ką dar reikia žinoti? Abi kortos tokios, va, kiek pastebiu, mėlynos ir geltonas, matot, grinai tokios kontrastiškos, bet abi su tom pačiom spalvom. Tarsi priešos kažkokios gyvenimo susijungiančios, kaip ir sakė, ta lepis excelsis kortoje. Priešos susijungia. Pasiekite meilės sėklą. Pasiūlykite meilę ir nuraškysite džiaugsmą, laimę. Siūlykite meilę ir gausite mainais laimę. Na va. Iš esmės korta sako, darykite viską su meilės energija, kaip sako, meilės sėkla visur sėkite ir iš jos išauks džiaugsmas, meilė, romantika, išauks pasitikėjimas savimi, laimė, bet koks džiaugsmas, koks gali būti. Va. Kita korta sako, gyvenimo dovanos. Pasimėgaukite kraštovaizdžių. Keliai turi posūkius. Na va, mes vėl apie tuos kelius kalbam, ne? Kaip tie keliai, mus veda per tamsias ir šviesias pusės, per dieną ir per naktį, veda tais posūkiais kelių. Už kiekvieno posūkio yra tarsi naujas nuotykis, nauja informacija, kurią galime priimti. Šita korta tiesiog sako, pasimėgaukite kraštovaizdžių, neskubėkite, iš kiekvieno posūkio to semkitės stiprybės ir išminties. Na va. O viską, ką darote, darykite su meilės energija. Ir gyvenimas jūs tame kelyje, tiek ta šviesa, tiek ta auksinė upė jūs apdovanos. Gerai, pasižiūrėkim dabar truputį iš praktiškesnės pusės kažką. 6 kardų. Paliekate kažką užnugaryje, įveikėte savo sunkumus ir dabar tarsi atsišvartuojate į kelionę naują. Va. 6 kardų. Kaip ir sakiau, judate į priekį, priimate savo išmoktas pamokas. Šį kortą ragina nesilaikyti praeities. Šiuo metu einate per transformaciją. Nu, bet truputį tos kortos irgi sakė, kad transformacija, kaip sakė, susijungia pusės jūsų.
gali būti kažkokie pokyčiai meilėje, karjeroje arba gyvenime apskritai. Gali būti, kad jaučiate truputį nerimą atsiskyrimo nuo savo artimųjų, bet darote teisingą sprendimą savo gyvenime. Gali būti, kad... Kaip čia prikyba, va, požiūrį pakeisti. Korta iškrito kitokiu požiūriu. Ne, va taip. Va, viskas, kas atsitinka būrime, tas yra svarbu. Na va. Apie ką aš ten kalbėjau, nebeatsimenu. Nu tai va, pakeisti požiūrio tašką, sako. Tai iš tiesų gali būti, kaip sakė Korta, kad laikotės kažko įsikibę į praeitie savo. Dabar tas požiūrio taškas pakeisti reikia tam, kad atsikratytumėte to, ko laikotės. Tai jums nenaudinga, nes tai jūsų energija tiesiog slopina ir neleidžia judėti į priekį. Tai va, tai su nauju požiūriu į savo gyvenimą, į savo sunkumus ar pamokas, jūs žengiate į priekį. Čia sako, kad išmokstate pamokas ir judate pirmin. Tai labai gerai. Va. Man dar primena tas Kortas pradžioje, tas mėlynas auksinis, va, kur kalbėjo apie tai, kad mūsų gyvenimo kelyje yra įvairių momentų ir šviesių ir tamsių, bet visada rasite tenais šviesos iš jūsų angelų sargų, kurie jūs globoja. Tai vat ir tas požiūrio pakeitimas truputį kartais sako, jeigu per kažką sunkaus einate, truputį atsitraukite ir pagalvokite, atraskite tą sidabrinę giją debesį. Va. Kažką gero iš ten galima išmastyti. Gerai. Bet apskritai Korta sako, kad einate per transformaciją. Tokiuo gal lėtų tuo keliu. Dėl to ta transformacija gal taip staigiai vat ir neįvyks. Reikia daug apmąstymų, kaip sakė, pasimėgauti panorama, pasimėgauti kraštovaizdžiu. Va. Ir gyvenimo dovanos ateis už kiekvieno to posūkio. Va. Tik reikia mokėti jas pamatyti. Gerai, ką dar apie gyvenimo dovaną žinoti? Kortą papildyti. Taurių riteris ir 9 penkiakampių. Tai jūs tarsi gausite tos gyvenimo dovanos nebus netikėtos jums. Gali būti, kad jūs jau senai jas numatėte ir praktiškai tikitės jų. Gausite finansinę gerovę, turto kažkokio gali būti, apskritai pilnatvę jausite. Va, ir tai gali jūs, nežinau kaip čia pasakyti, kokios dovanos dar. Dovanos, va, pilnatvė. Pilnatvė, finansinė gerovė, pasisekimas. Dar aš noriu riterį taurių pasižiūrėti. Pasižiūrėsim. Kur kitas riteris? Va. Taktiškas, diplomatiškas ir gerai besiderantis. Geras derybininkas, tai yra romantika, kūrybingumas ir grožis. Gali būti, kad su kūrybiniu projektu jūs judate į priekį, kurį jautėtės, intuityviai jautėte, kad jį reikia daryti. Reikškite meilę savo artimiesiems, būkite drąsūs ir kurkite intimumą su savo artimaisiais. Tai gali būti, kad tų žodžių ir neradau, ką norėjau pasakyti, kad jums
ne tik materialiai pasiseks, bet ir atsiras toks intimumo dovana, artimiau bendrausite su savo partneriu, su savo šeima, va, galėsite atsiverti vieni kitiems labiau. Tai irgi yra gyvenimo dovanos ir labai brangios mūsų artimieji žmonės. Tai va tas ryšys pagilės, mat, kalbant apie dovanas gyvenimo. Va. Tai tik tai, kaip sakė ta korta, kad keliai turi posūkius, tai už kiekvieno posūkio kažkas naujo yra, tai tiesiog reikia spėti dairytis. Va. Už vieno posūkio finansinė gerovė, už kito posūkio moralinė palaikymas geras. Va. Ir kaip kita korta sako, judėkite su meilė į priekį. Atsiskleiskite vieni kitiems. Pažiūrėkim, ką jūs paliekate, kokias pamokas. Nes panašu, kad 6 kardų nėra kaip 8 taurių, kur paliekate jums nebetarnaujančius dalykus. Čia paliekate savo praeitis, kažkokius sunkumus užnugarį. Ir išeinate su pamokom išmoktom. Su išmintim einate. Pasižiūrėkim, kokias pamokas jūs čia išmokote. Nu, turbūt kiekvienam savos pamokos, gal kortos ir nepasakys, nekrenta niekas. Gerai. Padedu į šalį jau taro kortas. Pasižiūrėsim taip. Ką reikia žinoti, einant per šitą šviesų kelią? Bendrai paėmus, mes čia daug kalbėjom apie tokius gilius dalykus, ne, apie gyvenimo kelią. Bet čia kortos tik tai sako, kad jūs teisingai viską darote ir išmokstate savo pamokas kelyje. Gebote keisti požiūrį. Ir būtent eidami per tą kelią jūs galite susidurti su įvairiais sunkumais ir susidurti su įvairiom dovanom. Dovanos greičiausiai nusvers tuos sunkumus, nes, kaip ir sakė kortos, šviesa visada su jumis. Ir ta šviesa jums atneš finansinę ir moralinę gerovę. Va. Banginio daina rezonavimas. Tai jūs turėsite gerą ryšį, jau iš pradžių kalbėjau apie ryšius su žmonėm, gerą ryšį su savo artimaisiais, su savo šeima ir jie atlieps į jūsų šauksmą, jeigu jūs, kaip sakė riteris taurių, truputį pabūsite pažeidžiamas, rodysite savo širdį, savo jausmus jiems ir tie jausmai nebus neatsakyti, jums žmonės atsakys tuo pačiu. Ir ta meilė, kurią siejate, eidami per gyvenimą, ji bus, kaip sakė šita korta, mainais jūs gausite laimę. Tai va, ir šita rezonavimo korta, tai ką įdedate, tą atgaunate. Va, o gal net ir 10-eriopai užauginate. Žinot, vieną sėklą pasėjai, išauga didelis derlius iš vienos sėklos. Na va. Gerai. Na va, iššūkių šiokių tokių būna. Vat, trukdžiai siena. Bet tas trukdis gali būti, kad jums pritruks energijos. Ir dėl to, sako korta, prisipildykite iš naujo savo šulinį. Gali būti, kad gyvendami daug išdalinate savęs kitiems,
ir savo darbui, savo šeimai, savo vaikams daug atiduodate širdies ir kitų resursų ir savo ne kažką pasiliekate. Tai tas tuščias šulinys gali tapti jūsų troškuliu, jūsų iššūkiu. Gali tiesiog pritrūkti energijos, einant tuo keliu. Bet jeigu prisipildysite šulinį, tai jums atsivers beribės galimybės. Matom čia va tą dangų žvaigždėtą ir šitas žvaigždėtas dangus. Va. Jūs kaip tas mėnulis čia šviečiate. Va. Ir jums atsivers beribės galimybės, gyvenimo dovanos, kaip sakė kitos kortos. Tiesiog reikia dairytis einant tuo keliu ir karts nuo karto sustoti į kolonėlę pasipildyti kuro. Tai va, tai truputį prisiminkite, kad jūsų resursai nėra beribiai, nors ir galimybės beribės atsivers jums. Va. Nepamirškite savęs. Gerai. Ką žinoti apie kaip prisipildyti savo šulinį, va, pasiklauskim. Kaip prisipildyti savo šulinį. Mintakan. Namų ilgesys, priklausimas, šviesos darbininkai. Tai atsigręžkite į savo namus, į savo namų židinį. Ten prisipildys jums energijos. Va, namuose atgausite energiją. Gali būti, kad ilgitės kažko ir nežinote ko. Tai vat, kaip čia sako, gali būti tie šviesos darbininkai, kurie yra kaip vedliai kitiems žmonėms ant žemės, kurie atvykę iš kitų planetų, jų sielos pačios. Va, ir gal ilgitės tų namų, iš kurių jūsų siela atvyko. Va. Bet čia nais tokie, bet mes gyvename savo žmogišką gyvenimą ir dažniausiai ilgime savo tikrųjų namų. Va, aplankykite tėvus, senelius, savo vaikystės namus, jeigu dar turite galimybių. Va, ir apskritai, sakau, energijos atgausite namie. Šviesos taryba. Dieviškas režisavimas padėjėjų subtiliuose pasauliuose. Šitą kortą labai dabar pastaruoju metu krenta ir primena žmonėms, iš tikrųjų jums primena, kad turite pagalbininkų subtiliuose pasauliuose, nesvarbu, kuo tikite. Čia daug pranašų iš įvairių religijų ir nepriklausomai, ką tikite ar netikite. Vis tiek jie jums padeda subtiliuose pasauliuose. Ir kaip pirmoji korta sakė apie šviesą, jis sakė, angelų šviesa visada su jumis. Tai ir šita korta paantrina tą patį, kad visada jūs veda šviesa, neregimoji šviesa, kuri jūs įkvepia iš vidaus ir parodo kelią jums. Va. Ir pasitikėkite savo keliu. Apskritai panašu, kad einate teisingų kelių, darote viską teisingai. Vienas iššūkis tas, kaip kalbėjom, kad gali pristigti jums energijos. Bet prisipildę energijos, jūs toliau žengsite ryžtingai, atsivers beribės galimybės ir gyvenimo dovanos. Va. O tos dovanos bus ir materialinės, ir moralinės. Kai jausitės gerai, galėsite pabūti atviri su savo šeimos nariais ir pagilinti ryšį. Va. Ir dėl to, sako, tas
atsigavimas, prisipildymas šulinio. Jums reikia grįžti į namus, kad prisipildytumėt savo šulinį. Va. Ir pasikliauti savo keliu, kad einate teisingai. O čia daug labai kortų. Kalbėsim daug. Gerai. Įsiliekite visai širdimi. Mokymasis, treniravimasis, nauji hobiai ir aistros. Kosminis vandenynas. Dabartinės svajonės. Naujas pasaulio, naujos realybės, naujos pradžios. Po paviršium, kas iš tikrųjų jūs veža? Ačiū. Dėkingumas, vertinam tą, kas mus remia. Ir ta, kuri teka, sekite srovę, atsidavimas, pasitikėjimas, ateities upės ir vandenynai. Nu va, tai čia labai daug tų kortų, tuo aš jas jums apibendrinsiu. Greičiausiai jūs imatės kažkokių naujų darbų, naujų įgūdžių, mokotės, galbūt per gyvenimą mokotės kažko. Panašu, kad einate su aistra į gyvenimui. Turite kažkokią aistrą ir ją sekate. Ir ta aistra yra tarsi jūsų dabartinė svajonė ir sako kortos, kad jūsų svajonės taps jūsų realybė. Dovanos, sakė mane, gyvenimo dovanos. Tai tos gyvenimo dovanos bus jūsų svajonės tapusios realybė. Tik tai klausė, kas jūs iš tikrųjų veža. Tai būtent tos aistros, tas, kas jūs veža, tą aistrą jūs pajaučiate savo širdimi, širdis uždainuoja ir suvirpa, kai pagalvojate apie tai arba kai darote. Tai, va, ir jūs veža į priekį ir jūs mokotės nuolat to dalyko savo. Taip pat kortos sako, būkite dėkingas gyvenimui, pasauliui, už tai, ką turite. Gal kažko ir stokojate, bet stenkitės galvoti tokiom kupinom mintim, ko turite ir už tai dėkokite. Ir įsivaizduokite, kad turite to, ko neturite, nes, kaip sakė praeitos kortos, dabartinės vizijos, dabartiniai norai ir svajonės bus ateities realybė. Ir būkite atsidavę ir pasitikėkite savimi ir visata ir judėkite į priekį ir ateityje jūs nuneš į upes ir į vandenynus. Tai į platų pasaulį jūsų idėjos išplauks ir jūsų norai visi į visatą nueis. Gerai, pažiūrėkim, ką protėviai dar turi man pasakyti. Žvilgsnis į dangų, į žvaigždės. Žvaigždžių stebėtojas iš esmės reiškia. Kaip čia? Žvelkite aukščiau. Žvaigždės yra limitas. Na va, žvelkite į žvaigždės. Ne tik po kojam savo kelyje, bet ir žvaigždės. Ir galvokite norus. Va. Dar kartą tą kortą, kad žvaigždės yra jūsų limitas. Na va. Tai labai toks, sakyčiau, jums tarsi visata, jūsų protėviai, jūsų dvasiniai vedliai jums primena, jūsų angelai sargai, jums primena, kad pasitikėtumėte jais ir pasitikėtumėte savimi, einate teisingų keliu,
tie keliai jums atneš gyvenimo dovanas, kaip ir sakiau, ir finansinės, ir geresnius ryšius tarpusavio, santykius geresnius. Tie santykiai rezonuosite su žmonėms, sutarsite, pritrauksite vieni kitų energiją. Gali tekti truputį požiūrį pakeisti tam tikrose situacijose, kad priimtumėte tuos požiūrius, tos ryšius. Va. Taip pat primena, kad gali būti ir iššūkių tame kelyje, bet ir šviesoje, ir tamsoje vis tiek yra šviesos. Va. Tie iššūkiai greičiausiai bus susiję su jūsų savimi nesirūpinimu, nepakankamu rūpinimuose savimi. Tai nepamirškite poilsio ir meilę savo. Prisipildykite savo šulinį, jūs jį išdalinate, išgirdote visus iš savo šulinio, o savo patys liekate ištroškę. Tai pripildykite savo šulinį šeimoje, apsilankykite pas tėvus, pabūkite su savo šeimos nariais, artimaisiais, vaikais, gyvūnais, atgausite jėgas namie. Ir jūsų siela truputį ir ilgisi namų. Nesvarbu, kad kasdien einate namo, gyvenate namuose, bet pabūkite tą akimirką, toje akimirkoje namuose. Ne tik tai grįžtam ir kažką veikiam, valgį daromės, prausiamės ir visa kita, bet tiesiog namų erdvėj pabūkite, įkvėpkite visos namų energijos. Va. Pajauskite, kad esate namie. Ir dar kartą Kortos paskui priminė, kad vis dėlto mes turime pagalbininkų iš pasaulių kitų, užtat jie mūsų savo šviesa veda mus. Be to primena Kortos dar kartą pasakė, kad einate teisingų keliu, jūs nuolat mokotės savo kelyje ir jūsų dovanos bus jūsų realybė. Va, jūsų realybė bus jūsų svajonės. Va, tiesiog prisiminkite, kas jūs iš tikrųjų veža ir ten eikite kryptingai. Va, ir siekite aukštesnio žvilgsnio. Va, siekite žvaigždžių. Va, nieko nėra neįmanomo jums. Tai va, tai tokia šios savaitės žinutė. Būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.